Širdis taip daužėsi, kad rodos dūžio aidą girdėjau koridoriuose. Universiteto profesorių kambaryje surūkiau papirosą, kad įgaučiau drąsos ir nurimtų nervinė įtampa. Išgėriau stiklinę vandens ir užlipau į viršų. Salė prisirinko sausakimšą. Klausytojai ir klausytojos manęs jau laukė. Kai matai tikrą vaizdą, kaip buvo kuriama Lietuvos valstybė vėl po okupacijos. Tiesiog neįtikėtina, kad iš viso mums pasisekė tai padaryti. Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, reikšdama tautos valią, nutarė ir iškilmingai skelbė, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas, ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Trūko būtent tokios institucijos, ir kuri išleistų naujai Lietuvai naujus pareigūnus. Ir pirmiausia, tai buvo policijos universitetas. Iš kur mums gauti naujų, normalių, europietiškų policininkų, o ne milicininkų. Ir tada, kai mes kūrėm, reiškia, man prisidedant, kūrėm policijos akademiją, aš atsimenu, aš sakiau, stojam į fronto liniją. Visi, kurie ateina, yra savanoriai, ateina į frontą. Ir reikės susiremti. Universiteto raida simboliškai atkartoja Lietuvos valstybės raidą. Universitetas gimęs kartu su Lietuvos nepriklausomybė, 90-ieji metai, kūrėsi valstybė, kuriai išties reikia praktiškai naujos viešojo valdymo sistemos, naujo teisinio reguliavimo, reikia pereiti iš sovietinio ekonomikos modelio į visiškai naują demokratinį rinkos ekonomikos modelį. Ir čia atsirandam mes. Universitetas, kurio pradžia siejama su pareigūnų rengimu, su teisės krypties vystymu. Šiems vaikinams birželio 30-oji tikra šventė. Po 3 studijų metų jie kvalifikuoti policijos ir vidaus reikalų įstaigų valdininkai, teisės bakalaurai. Dabar jie vėl sugrįš į tuos rajonus ir miestus, iš kurių atvyko mokytis. Dirbs kriminalinės viešosios policijos inspektoriais, kvotėjais. Per 3 metus šie jauni vaikinai daug ko išmoko. Praktinėse kriminalistikos, medicinos pratybose įgytos žinios labai pravers gyvenime. Ne vienas mėnuo praleistas šaudykloje padės apsisaugoti nuo užpuolikų, apginti nuskriaustą. Policijos akademijoje formavosi pirmosios nepriklausomos Lietuvos policijos pajėgos. Čia buvo ugdomi pareigūnai, kuriems vėliau patikėta stiprinti jauną valstybę ir jos teisingumo pamatus.
1997 metais Lietuvos policijos akademija tapo Lietuvos teisės akademija. Ji evoliucionavo ir išplėtė savo veiklą. Nuo policijos pareigūnų rengimo iki teisiniai sistemai reikalingų profesionalų ugdymo. Policijos akademija, kurioje šiuo metu mokosi 1300 dieninių ir 800 neakivaizdinio skyriaus studentų, nuo naujųjų mokslo metų rengs aukštos kvalifikacijos specialistus ne tik Vidaus reikalų ministerijos sistemos įstaigoms, bet ir kitoms teisingumo institucijoms. Vyriausybė mums pateikė užsakymą parengti teisininką, universalą, tinkantį ne tiek vidaus reikalų sistemai, bet ir apskritai visoms teisėsaugos institucijoms. Tai viena, o antra, parengti valdymo sferos specialistą. Specialistą, kuris būtų orientuotas, žengiant Lietuvai į Europos Sąjungą, specialistas, kuris suvoktų Europos teisę, Europos Sąjungos teisę. Šis pokytis tapo ženklu, kad Lietuva tvirtai žengia į priekį, stiprindama savo teisinę valstybę ir drąsiai siekdama narystės Europos Sąjungoje. 2000 metų rugsėjo 9 dieną Seimas nutarė, Lietuvos teisės akademija tampa Lietuvos teisės universitetu. – 2004 metais universiteto senatas nutarė suteikti universitetui Mykolo Riomerio vardą. Tai pagerbtas konstitucinės teisės mokslo tėvas, profesorius, kurio idėjos padėjo formuoti mūsų teisinės valstybės pamatus. Seimui patvirtinus statutą, universitetas pradėjo naują istorijos etapą, jau kaip Mykolo Riomerio universitetas. Simbolis platesnio požiūrio į valstybę, teisę ir visuomenės raidą. Norėtųsi, kad Mykolo Riomerio universitetas sėkmingai įvykdytų tai, ką dabar jau yra pradėjęs. Tai būtent paties Mykolo Riomerio įvedimas į mūsų kultūrą, į mūsų teisinės minties istoriją. Mykolas Riomeris su savo minties gelme ir svoriu turi būti mūsų dalis, mūsų gyvenimo dalis ir šiandienas. Kiekviename paskaitos sakinyje, kiekvienoje mintyje yra ištisa jūra išlygų, ištisi minčių srautai, kurie neša mano mintį įvairiomis kryptimis gilinti, patikslinti ir nustatyti dėstomų sąvokų niuansus. Žinau ir jaučiu, kad kiekvienoje išsakytoje mintyje yra tik minimali dalelė, tik maža giliai paslėptos tiesos prošvaistė, kurią dar gaubia įvairių netikslumų migla, iš kurios reikėtų ją ištraukti. O studentai stenografuodavo jo paskaitas, platindavo. Žodžiu, profesorius greitai suvokė, kad visgi geba jaunimą sudominti savo dalyku. Visą savo laisvą laiką nuo vyriausiojo tribunolo teisėjo pareigų jis skyrė paskaitų ruošimuisi. Konspektavo, ištisai konspektavo, paskui iš tų konspektų juk gimė ne viena knyga. Studentai ką apie dėstytoją? Čia citata iš išeivijos žurnalo Dirva. Studentas, žinomas tarpukario Lietuvoje administracinės teisės specialistas Stasys Žakevičius, apie savo dėstytoją praėjus beveik 20 metų nuo jo mirties parašė: nei Paryžiaus universitete mano laikais specialų konstitucinės teisės kursą dėstęs rimtas teisininkas ir įdomus dėstytojas profesorius Joseph Barthélemy, nei Londono politinių ir ekonominių mokslų mokykloje dėstęs tikrai puikus paskaitininkas, žymus profesorius ir mokslininkas Harold Laski, man vis dėlto nedavė to, ką jutau gavęs iš profesoriaus Mykolo Riomerio. Studentai kviesdavo rektorių į savo renginius. Riomeris lankydavosi visuose, norėdamas parodyti, kad jis yra nešališkas ir gerbė visas ideologinės jaunimo tendencijas. Visos srovės ir pažiūros, visos skirtingos kultūros, visos ideologijos ir nusistatymai – tai lygiai įvairių spalvų spinduliai, kurie visi eina iš vieno bendrojo šviesos šaltinio ir kurių kiekvienas atlieka savo tam tikrąją funkciją, tad jie visi savo vietoje yra reikalingi ir naudingi ir visumos neardo. Universitetas šiandien yra vieta, kur subręsta asmenybė.
nes tai jau nebėra žinių perteikimo platforma. Universitete susitinka profesionalai, dėstytojai, mokslininkai, studentai, alumnai ir čia užsimezgia patys reikšmingiausi pirmieji socialiniai profesiniai kontaktai, kurie vėliau išties lydi visą gyvenimą, visą ateinantį karjeros kelią. Universitetui nebeužtenka būti tik žinių perdavimo platforma. Yra labai svarbu ugdyti asmenybę, reikia galvoti ne tik apie specialisto rengimą, bet ir asmens ugdymą kultūrinėje sferoje, visuomeninėje sferoje. Mes kalbam apie socialinę atsakomybę, mes kalbam apie emocinio intelekto ugdymą. Nes šiuolaikiniai tarptautiniai darbo rinkoje mūsų būsimas absolventas, jis susidurs su tarptautinėmis įvairialypėmis komandomis, įvairiais tarpkultūriniais skirtumais. Jis turi gebėti komunikuoti, jis turi gebėti įsijausti, jis turi būti motyvuotas, aktyvus ir svarbiausia kritiškai mąstantis, nes juk matom socialinės naujasias medijas, kur išties labai sunku atskirti, kuri informacija yra tikra, kuri ne, kuris šaltinis patikimas, kuris galimai propagandinis. Tai mūsų absolventas, išėjęs į darbo rinką, turi būti profesionalas gebantis atsirinkti, turi turėti atjautos, turi turėti empatijos, turi turėti gebėjimą mokytis visą gyvenimą. Mokymasis visą gyvenimą čia tapo ne tik žmogaus laikysena, bet ir universiteto kultūra. Augimas virto tiltu į platesnę atsakomybę, kurti sprendimus reikalingus ne tik universitetui, bet ir visai visuomeniai. 2023 metais Mykolo Riomerio universitetas tapo Europos universitetų alijanso ERUA nariu. Ši narystė įprasmino universiteto siekį jungtis prie Europinės akademinės bendruomenės ir kartu formuoti atviresnę bei tvaresnę aukštojo mokslo ateitį. Tik jungiant disciplinas ir idėjas žinios virsta inovacijomis, kurios atveria naujas galimybės. Todėl ypatingas dėmesys universitete skiriamas tarpdisciplininiams tyrimams ir socialinių inovacijų kūrimui. Dar 2015 metais čia buvo įkurtas tarpfakultetinių socialinių inovacijų laboratorijų tinklas. Čia kartu dirba patyrę mokslininkai, jaunieji tyrėjai, ką tik baigė doktorantūros studijas stažuotojai ir socialiniai partneriai. Globalūs iššūkiai reikalauja drąsių idėjų, o idėjoms reikia erdvės. Net ir nedidelis universitetas, jei jis suteikia laisvę ir pasitikėjimą, gali tapti vieta, kurioje mokslininkai klesti. Tokia vieta daugeliui tapo Mykolo Riomerio universitetas. Research has to have a vision to exploit it and to see how they can. Moksliniai tyrimai turi turėti viziją, kaip jie bus panaudoti ir kokia jų praktinė nauda. Svarbu gilintis į naujas visuomeniai aktualias temas. Pavyzdžiui, kokį poveikį aplinkai daro dirbtinis intelektas. Tyrėjai turi suprasti, kaip tai suderinti su savo žiniomis ir kaip prie jų prisitaikyti. Pavyzdžiui, kalbėdamas apie karą, aš nagrinėjau jo poveikį aplinkai ir darbo sąlygoms. Kalbėdamas apie dirbtinį intelektą, pats naudoju jo įrankius tam, kad galėčiau geriau valdyti procesus ir efektyviau apdoroti informaciją. Todėl labai svarbu, kad žmonės turėtų pakankamai įžvalgumo ir galėtų numatyti, kaip aplinkos ar geopolitinės sąlygas pritaikyti savo tyrimams. Environmental conditions or geopolitical conditions in favor of their research. Another thing is regarding the role of the small universities. Kitas aspektas – mažų universitetų vaidmuo pasaulinėme kontekste. Tai, kad esame nedidelis universitetas, nereiškia, jog neturime gerų žmonių ar negalime siekti aukščiausio lygio. Svarbiausia, kaip maži universitetai sugeba sudaryti sąlygas, suteikti laisvę, nepriklausomybę ir erdvę žmonėms augti bei klestėti. Kai tai vyksta, žmonės jaučiasi patogiai toje aplinkoje ir gali žengti dar toliau. This is an essential aspect. Once they do this, people can be comfortable in a place and go further. Sėkmę dažnai suvokiame kaip rezultatą, finišą. Tačiau akademinė patirtis rodo ką kita. Sėkmė gimsta iš bandymų ir klaidų. Tik išdrįsę klysti, užduoti dar vieną klausimą, pabandyti dar kartą, atrandame kelią pirmyn. Ir tai universitete vadiname gyvenimu. For me, academic courage is a person that don't have afraid to make mistakes.
Akademinis išsilavinimas mano akimis skatina žmogų nebijoti klysti, nebijoti nesėkmės ir viską, ką darai, priimti kaip mokymosi procesą. Aš pats labai daug kartų esu suklydęs. Ne kartą buvo atmesti mano straipsniai, projektai. Bet tai yra gyvenimo kelias. Arba tiki tuo, ką darai, arba netiki. Kalbant apie drąsą, tai reiškia turėti jėgų siekti savo tikslo, kurį laikai teisingu. Ir kartą savo karjeroje pagalvojau, teisingai ar ne, bet tai, ką darau, yra geriausia, ką galiu padaryti. Ir pasirodė, kad tai buvo teisingas sprendimas. Todėl viskas vyko natūraliai. Kaip universitetas gali tai padaryti, labai sudėtingas klausimas. Labai daug kas priklauso nuo paties žmogaus, nes universitetas gali suteikti visas reikalingas sąlygas. Tačiau visada svarbiausia asmeninis požiūris – nepasiduoti ir eiti pirmyn, kol pasieksi savo tikslą. Never give up or going always further to get these things. Mykolo Riomerio universitetas tai daugiau nei tarptautinė erdvė, kur susitinka įvairios kultūros ir patirtys. Tai universitetas, artimas žmogui, atliepiantis bendruomenės lūkesčius, reaguojantis į regionų iššūkius ir kuriantis žinias, tampančias tiltu tarp pasaulio ir žmogaus. Šiandien esame tarptautiškas, dinamiškas, didžiausias Lietuvoje socialinių ir humanitarinių mokslų universitetas. Tačiau visuomet esame arti žmogaus, arti savo bendruomenės. Atsižvelgiame į visų bendruomenės narių lūkesčius ir ateities iššūkius. Siekiame, kad universitetas išties būtų prieinamas. Čia išties turime dėstytojų, studentus iš viso pasaulio. Universitetas tai yra erdvė, kuri kviečia užeiti, kviečia burti, kviečia kurti kartu. Neseniai įkūrėme Mykolo Riomerio universiteto Sūduvos akademiją. Būti arti bendruomenės tai matyti ne tik šiandienos poreikius, bet ir ateities atsakomybę. Todėl Mykolo Riomerio universiteto žvilgsnis krypsta plačiau į darnų vystymąsi ir tvarumą. Nes gyventi universitetą reiškia gyventi gyvenimą, rūpinti žmogumi, regionu ir pasauliu, kurio dalimi esame. Universitete didelį dėmesį skiriame darniam vystymuisi, tvarumui. Matote, išpuoselėtą mūsų aplinką, bet tvarumą suprantame žymiai plačiau. Išties prisidedame prie Jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, ypač 4 tikslo, tai yra kokybiškas ir prieinamas išsilavinimas visiems. Taip pat rūpinamės emocinę gerovę, kas yra labai svarbu ir matome, kad tiek studentai, tiek darbuotojai vis noriau ir noriau įsitraukia į mūsų veiklas, kad Mykolo Riomerio universitetas atsakingai rūpinasi bendruomenės gerovę, studentų ir darbuotojų sveikatingumu. Puikiai iliustruoja FISU Healthy Campus ženklelio suteikimas mūsų universitetui ir tai yra tikrai nuostabus pasiekimas. Kai rūpestis emocinė gerovė tampa kasdienybė, bendruomenė įgauna kitą prasmę. Sveika aplinka augina stipresnius žmonės, bet dar svarbiau, įleidžia patirti gilesnį mokymąsi, atviresnius dialogus ir tikresnį ryšį. Visa tai tampa svarbia studijų kokybės dalimi. Kalbant apie kokybišką išsilavinimą, šiandien apskritai ši savoka keičiasi. Kas yra studijų kokybė? Man studijų kokybė yra motyvuotas, pasirengęs, norintis mokytis ir daryti poveikį studentas ir motyvuotas profesionalas, tikintis ir turintis žinių ir gebėjimų dėstytojas. Ir kai jie susitinka auditorijoje ir atsiranda tas wow efektas, kai po paskaitos dar ilgas valandas tiek vieni, tiek kiti diskutuoja apie tolesnius galimus kelius ir jau ruošiasi ateinančiam seminarui paskaitai. Na, tai yra tikrai ta studijų kokybė, kurios mes siekiame šiame universitete. Tikroji studijų kokybė gimsta tada, kai auditorija tampa dialogo erdvė, kai klausimai svarbesni už vieną teisingą atsakymą, o diskusija tęsiasi ilgiau nei paskaita. Čia prasideda tikrasis mokymasis – smalsus, gyvas ir atviras. Labai svarbu visada klausti, labai svarbu visada domėtis, nes kuo daugiau klausi, tuo daugiau žinosi. Ir ko manęs dar išmokė apie tos teisingus, neteisingus atsakymus, kad kiekvienas atsakymas iš dalies yra teisingas, tiesiog reikia pažiūrėti iš kitos pusės kartais.
taip, kaip tu atsakai ir taip, kaip tavęs klausi. Nes pas mus nebūdavo taip, kad yra kažkoks vienas teisingas atsakymas į tam tikrą klausimą. Jeigu studentas kažkaip kitaip pagalvoja apie tą temą ar, pavyzdžiui, ją kaip nors kitaip supranta, vis tiek tas atsakymas yra išklausomas, į jį pasižiūrima ir jisai vis tiek yra įvertinamas. Universitetas moko, kad vieno teisingo atsakymo dažnai nebūna. Svarbiausia – išmokti matyti skirtingas perspektyvas ir atrasti savo vietą. Erdvę, kurioje gali susitelkti, mokytis ir augti. Vieniems tai biblioteka su tyla, kitiems kavinė su šurmuliu. Kiekviena tokia vieta tampa dalimi tikrosios studijų patirties. Man universitete labiausiai patikdavo būti tai biblioteka. Man ten kažkaip geriausiai sekdavosi mokytis, nes jeigu, pavyzdžiui, bandydavau namuose mokytis, tai tikrai neišeina, tai noras telefoną daugiau įsitraukti, tai nueiti kitus pašalinius veiksmus daryti, o aš atsisėsdavau bibliotekui, susikaupdavau, padarydavau, ką reikia ir išeidavau. Ir būdavo ramu ir žinodavau, kad esu viską padaręs. Pirmame aukšte prie antro korpuso turime kavinę, labai jauki, ten visuomet kvepia kava. Ir nuolat iš tikrųjų norisi ten sėdėti, mokytis, kažką daryti, belaukiant paskaitų, per pertraukas, per langus. Labai jauki atmosfera, labai geras mūsų barista ten dirba, draugiškas be galo ir tikrai labai gera vieta. Bibliotekos, kavinės, auditorijos ar kitos erdvės tampa svarbios ne pačios savaime, o per akimirkas, kurias jose išgyvename. Iš jų gimsta universiteto gyvenimas, kupinas pažinčių, atradimų ir patirčių, kurios dažnai lydi dar ilgai po studijų. Tai apie akimirką kalbant, tai turbūt būtų tiesiog pati 1 rugsėjo 1, kada aš atėjau į universitetą po mokyklos jau. Ir susipažinau su įvairiais žmonėmis, ir su dėstytojais, ir su įvairiais moksleiviais, studentais, kurie mokysis kartu su manimi, kurie buvo iš skirtingų miestų, iš skirtingų Lietuvos kampelių. Ir dabar aš supratau, kad aš mokysiuos tai, ką dirbsiu visą likusį savo gyvenimą. Įvairūs renginiai, iš tikrųjų įvairios veiklos irgi vyksta universitete tiek studentam, tiek visai bendruomeniai ir labai yra smagu jose dalyvauti. Ta pati studentų stovykla, cementas, įvairūs renginiai, kuriuos rengia, kur irgi žmonės gali susipažinti su skirtingais žmonėmis. Ir man atrodo, čia ir yra gyvenimas, kad ne tiesiog sėdėti, mokytis, kalti tą kažkokią informaciją, būtent gyventi kartu su universitetu. Universiteto gyvenimas gimsta iš studijų ir bendrų patirčių. Čia mokslas persipina su kasdienybė, o bendrystė su asmeniniu augimu. Iš šios patirties kyla ateities pasirinkimai ir atsakomybės, lydinčios ir už universiteto ribų. Jas šiandien savo istorijomis liudija Mykolo Riomerio universiteto alumnai. Kai aš buvau studentas, man visada dėstytojų darbas atrodė lengvas, nes jis ateina, pasako, tai padaryk tą, ir visi jie tiesiog dirba ir daro dalykus, o tu tiesiog ilsiesi, kol jie daro, ten pabaigoje turi kažką patikrinti, pagirti, duoti grįžtamą ryšį ir tiek, bet kai teko pabūti dėstytojo roliai, tai noriu pasakyti, kad studentų būti yra daug lengviau, nes kai tu esi studentas, tu dažniausiai vis tiek ateini į paskaitą ar seminarą ne vienas. O kai tu esi dėstytojas, dažniausiai kaip tik tu esi vienas ir prieš tave yra daug studentų ir ta atsakomybė pajausti lengviausia būtent, kai pabūni toj roliai, bet ta atsakomybė man tinka ir patinka ir aš žinau, kad kai kurios dalykus aš išmokstu geriau mokydamas kitus. Riomerio universitetas, kuris man suteikė teisės magistro diplomą, iš tikrųjų man davė, atvėrė kelius. Be abejo, kad aš galėjau siekti tam tikrų karjeros aukštumų statutinėse tarnybose. Baigęs 2005 metais dieninės studijas, teisė ir policijos veikla, visi 6 metai išgyventi bendrabutyje. Šiais metais Mykolo Riomerio universitetas švenčia 35-asias universiteto įkūrimo metines. Taip pat Lietuva švenčia šiais metais 35-asias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines. Labai simboliška, šiuo metu mes stovime Medininkų kelio poste, kuris mūsų sunkiais nepriklausomybės atgavimo metais iš tiesų buvo labai didelis simbolis, kuris matė įvairias represijas, jas atlaikė ir padėjo mums įsitvirtinti nepriklausomybės atžvilgiu. Universitetas buvo tikrai puikus alma mater man, kadangi man pavyko pasiekti
sakyčiau, nemažas karjeros aukštumas, nes šiuo metu aš esu medininkų kelio posto viršininko pavaduotoja. Todėl norėčiau tiek pasveikinti universitetą, tiek palinkėti būsimiems studentams pasirinkti Mykolo Riomerio universitetą. Baigus studijas, universiteto gyvenimas nesibaigia. Jis tęsiasi toliau alumnų pasirinkimuose, keliuose ir istorijose. Iš jų susidėlioja platesnė visuma – indėlis į bendruomenę, atsakomybė už valstybės gyvenimą ir ryšiai, kurie peržengia sienas. Ir šią platesnę perspektyvą geriausiai perteikia balsas daugelį metų skambėjęs Lietuvos vardu. Džiaugiuosi šiandieną, kad Riomerio universitetas švenčia 35 sukaktį. Šis sukaktis ne vien tik yra simbolinė, bet ir ryšasi ir su Lietuvos nepriklausomybės valstybės darbu ir jo egzistencija. Džiaugiuosi, kad per tą laikotarpį universitetas išleido daug teisininkų dirbančių Lietuvoje ir stiprintančių visą Lietuvos valstybinį gyvenimą. Man atrodo, kad Lietuvos teisininkų įnašas yra didelis ir į tarptautinį bendradarbiavimą, nes plintant studentų pasikeitimai tarp užsienio universitetų ir Lietuvos, užsienio dėstytojams įsijungiant į mūsų bendrąjį darbą, mes sudarome stiprius ryšius, kurie turės ateityje irgi didelės reikšmės valstybių bendradarbiavime, o tuo pačiu Lietuvos valstybės stiprinime ir jos tobulėjime. Tad džiaugiuosi, kad šis universiteto darbas yra ant tiek reikšmingas, kad jisai atsveria visas, kaip sakant, sunkumus, kurie susidūrė šiame kelyje, plėtojant ir plečiantis universiteto darbą Lietuvoje. Mano linkėjimas būtų šio universiteto sukaktuvių proga, kad būtume puoselėjama ir toliau profesoriaus Riomerio testamentas, sakyčiau, būtent, kad Lietuvoje būtų puoselėjama tiesa, teisingumas ir turbūt teisybė. Sveikinu ir linkiu viso geriausio. Per 35 metus universitetas išaugo į erdvę, kurioje susitinka skirtingos patirtys, idėjos ir kultūros. Čia tradicijos dera su inovacijomis, o bendrystė jungiasi su tarptautinė drąsa. Čia gimsta žinios ir idėjos, kurios peržengia auditorijų sienas, tampa tarptautiniais projektais, mokslo atradimais ir bendruomenės patirtimis. Universitetas gyva žmonėmis, jų paskaitomis ir tyrimais, svajonėmis ir darbais. Kiekviena istorija tampa bendros tapatybės dalimi, įsiliejančia į Lietuvos ir pasaulio akademinę bendruomenę. Ši kelionė tęsiasi ir niekada nesibaigia. MRU – universitetas, kuriame gyvename, augame ir kuriame ateitį.